Šiandien laidoje pakalbinsime vaikiną, kuris papasakos apie ypatingą žmogų savo gyvenime, sužadėtinę Oliviją. Ji lyg nužengusi iš mados žurnalo viršelio. Jis tas laimingasis, kuris netrukus vadins ją savo žmona. Kas jį žavi Olivijoje labiausiai? Kokie prisiminimai šildo ir koks yra romantiškiausias dalykas, kurį padarė Žilvinas? Jau po reklamos pasinersime į jų meilės istoriją iš jo perspektyvos. Sveiki, kas dar manęs nepažįstate, esu Žilvinas ir šį vakarą pabandysiu atsakyti į klausimus apie Oliviją. Žilvinai, kas labiausiai tave sužavėjo, kai pirmą kartą pamatei Oliviją? Palauk, tu. Jos šypsena ir linksmas būdas. Kas pirmas ir kokiom aplinkybėm pasakė, aš tave myliu? Manau, Olivija. Gal atsimeni kada? Tiksliai ne, bet pas mane bute buvom ir kažkaip įsprūdo gal netyčia. Koks dalykas, kurį daro Olivija, tave labiausiai erzina? Suka plaukus. Aplink pirštą? Suka plaukus ir deda į burną. Gerai. O koks dalykas, kurį tu darai, labiausiai erzina ją? Važinėju motociklą. Gal gali pakomentuoti? Kad skiriu daugiau, jos nuomonė skiriu daugiau laiko motociklui negu jai. Tai kiek laiko maždaug procentaliai skiri motociklui, o kiek jai? Motociklui per savaitę kokius 2 valandas, Olivijai 40 valandų. Neblogai. Jo, bet jai atrodo, kad motociklui daugiau. Tai gal yra daugiau? Ne. Ne. Kuri Olivijos kūno vieta yra tavo manymu patraukliausia? Akis. Gal atsimeni kokios spalvos? Žalias? Ar tikrai? Nu jo, žalsas. Pilkšvas, žalsas kažkas tokio. Užskaitom. Koks Olivijos poelgis labiausiai tave nudžiugina? Koks labiausiai nudžiugina šiaip savo, ta prasme, ar kažkoks poelgis per visą istoriją, koks labiausiai nudžiugina? Ne, pavyzdžiui, jeigu kaip ta tau padaro pusryčius arba surenka tavo kojines nuo žemės. Kai kokybiškai paglosto. Nu, tipo su jėga ir panašiai, o ne kad prideda ranką, bet kai normaliai. Iš jėgos? Jo. Švitrinio reikia ar ne? Ne. Rankos užtenka? Krumplį. Koks romantiškiausias dalykas, kurį esi padaręs dėl jos? Pasipiršau. Gal gali papasakot? Buvom Baly, paplūdimy. Olivija nuėjo pasisiot. Ir kai grįžo, aš atsikaupiau ant kelių. Ar jaudinais? Truputį. Ilgai planavai? Gal, nežinau. Nu tai tipo reikėjo kelionės. Po kelionė tada derinau kažkokias gražias vietas, kur pavyktų. Tai pirmą suplanavot kelionę, o vėliau sugalvojai pasipiršt. Ar atvirkščiai? Kelionė gal šiaip ar tai būtų buvus, bet žinau, kad jeigu varysim į kelionę, tai ir pasipiršiu. Ar džiaugiesi? Taip. Labai? Jo. Labai gerai. Kokia tavo manymu yra didžiausia Olivijos baimė? Baimė? O gal jinai neturi baimių?
Tai jo, visiškai be baimės. Negali žiūrėti net serialą The Last of Us. Tai... Ir motociklai. Nežinau, ar bijo labai motociklai. Gal ne? Neįskirčiau gal vienos, šiaip nėra baikštus žmogus, kaip pasakyčiau. O ką šiaip galėtum pasakyti apie Oliviją, apie jos charakterį, būdą? Draugiška, garsi. Ką aš nežinau, šitas sunku. Nu, dar kažką gražaus. Šiltas, mielas žmogutis. Tas tiesa. Ir gal kažką galėtum palinkėti jos mergvakario progą? Pabūkit linksmai labai, nes antro nebeturėsi. Tai, kad būtų ką atsimint, bet kad ne per daug būtų ką atsimint. Puiku. Pasilgsi jos? Jo. Bet galėsi skirti laiko motociklui. Tai tokia džiugia gaida ir užbaikime.